Saulė aisčių puošyboje. Europos rytų Baltijos erdvėje plyti Lietuva. 1990-ieji – pirmieji mūsų nepriklausomybės metai. Tada, tiriant 1–3 amžiaus Nemuno žemupio kultūros paminklą Dauglaukėje, buvo padarytas neįtikėtinas atradimas. Jei archeologijoje būtų galima taikyti retumo skalę, šis radinys moters kepurė būtų artimas unikumui. Tokių radinių per visą, jau antrą šimtmetį įpusėjusią, Lietuvos archeologijos istoriją ne 5 nesuskaičiuotume. Juolab, kad ši kepurė vienintelė, muziejuose rodoma tikru pavidalu. Dauglaukio kapinynas šios kultūros žmonių palikimas yra maždaug 27 km į šiaurę nuo Nemuno ir Jūros upių santakos. 66 moters kapas buvo įrengtas kapinyno pietvakarinėje dalyje, kur daugiausia 2 amžiaus pabaigos ir 3 amžiaus pradžios kapų, tačiau ši moteris buvo palaidota kiek vėliau, tarp 220 ir 260 metų. Ji buvo labai jauna, vos 14–16 metų. Jos papuošalai žalvarinė antkaklė, 6 apyrankės ir 2 žiedai savaip gražus, tačiau kepurės grožis su niekuo nepalyginamas. Jos iš vilnos suveltas paviršius buvo ištisai nusakstytas įvairiai raštuotomis žalvarinėmis plokštelėmis ir papuošta žalvariniais pakabučiais. Apskritimas ir kvadratas buvo tos formos, kurias panaudojo auksakalys kurdamas kepurės ornamentiką. Apskritimas virto išgaubta sfera. Iš jo ir jį supančių mažesnių sukūrė saulės įvaizdį. Iš kito, didesnio, padarė dar kitokią saulę, supynė pakabučius. Kvadratas ar stačiakampis tapo plokštelių formomis, jų dėlionė sukūrė atskiras erdves. Perskyrė kepurę, kaktą aprėmino kabančiomis saulėmis, pakaušio srityje įsegė 2 spinduliuojančias saulės. Ties smilkiniai sukūrė saulių pynę, o visą likusią dalį užpildė išgaubtomis saulutėmis. Taip dailiųjų amatų meistras jaunajai moteriai sukūrė nepakartojamą, moters galvą gaubiančią ir žeme vaikštinėjančią saulutę. Jo žalvarinis spindesys pabrėžė ją nešiojančiosios grožį. Ir kaip gali nesigrožėti šiuo iš 2000 metų atėjusiu šedevru? Kokios vaizduotės, formos ir erdvės pojūčio reikėjo turėti? Kokias auksakalystės paslaptis tuometiniai meistrai buvo įvaldę? Kur jie mokėsi tokio meno? Kas tą kepurės meistrą išmokė saulę taip įvairiai išreikšti? Tai klausimai, kuriuos nevalingai tenka užduoti mąstant apie praėjusių laikų ir šių dienų meno santykį bei gebėjimą kalbėti simbolių šnekta.